Jūs dalyvaujate projekte kartu link pozityvios tėvystės. Prisistatykit. Taip, aš esu Jovita. Jūsų vaikui kiek metų? Mano vaikui yra beveik 3 metai, sūnus. Kodėl jūs susidomėjote šio projektu? Nes ieškau žinių iš tikrųjų, kai pagimdžiau sūnų, apie auklėjimą, apie poreikius jo būtent, kaip tinkamai juos patenkinti. Ir ta priežastis yra turbūt didžiausia, nes aš vaikystėje, gal kai pati augau, aš viso to neturėjau ir negavau. Tai vat ir pozityvi ta tėvystė, sąmoninga tėvystė mane labai domina. Tas, net nežinau kaip čia paaiškinti, tas kitoks auklėjimas, ne tas sovietinis, ne bausmės, ne su emocijom, o su protu gal, taip sakant, pozityviai. Iš pirmo karto, ką sužinojot, gal jau kažką pritaikėt savo šeimoje? Pirmas kartas buvo būtent apie poreikius vaiko. Tai aš visada įsivaizdavau, kad poreikiai yra pagrindiniai, turbūt tokie kaip fiziniai labiau. Bet sužinojau, kad yra ne tik fiziniai, kad mes tokias pat užduotis atlikom, kad yra ir vaiko bendrumo tas poreikis, ir savarankiškumo poreikis, ir atsakomybės bei drąsos. Aš įsivaizdavau, kad čia tokie tik šalia tokie dalykai einantis nelabai gal svarbus, bet aš sužinojom, kad tai yra labai svarbus dalykai. Ir atlikom tokią anketą, kaip namų darbus pasitikrinimui. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi dėl savęs, toks pliusiukas sau įvyko, kad daug dalykų darau teisingai ir gerai. Vadinasi, tuos poreikius ne tik fizinius atliepiu, bet ir tuos vidinius gal labiau.